Sveiki. Poryt LT šiandieną esame svečiuose pas Gediminas Dančių ir jo parduotuvėje Fototechnika. Šiandieną norim pradėti tokią tikriausiai visiems labai įdomią temą gvildenti, grįžti prie fotoaparatų pasirinkimo, prie įvairių gadžetų pasirinkimo, nuo kurių čia raibsta akis, nes parduotuvė yra pačios įvairiausios, ne tik profesionalams skirtos technikos, bet ir yra daiktų, kurie gali būti jums reikalingi. Ir mes apie jų naudojimą irgi kalbėsime, bet pradžia yra ne blikstės, ne objektyvai, o patys fotoaparatai, jų klasifikavimas, grupavimas, kad mes galėtume geriau suprasti, kokie fotoaparatai būna. Šiandien tikriausiai pradėsime ne nuo skaitmeninių fotoaparatų, greičiau tam, kad suprasti tą pagrindinę fotoaparatų klasifikaciją, kad jūs galėtumėt greičiau įsijausti ir geriau pasirinkti. Tai aš esu nesiktinai pas Gediminą, dėl to, kad geresnio pašnekovo šitą temą nesu sutikęs gyvenime. Labą dieną. Pradžiai norėčiau gal klasifikuoti šitos fotoaparatus, kad turėtų bendrą supratimą, kas yra tie fotoaparatai, ir pradėti nuo skirtingų, nuo mažiausio fotoaparato ir perėsim prie didžiausio fotoaparato, nes tai bus aktualu sekančiai temai, pasirenkant pagal sensoriaus dydį. Jūs žinote, kad fotoaparatas susideda iš dviejų dalių, tai yra pagrindinis korpuse įmontuotas užraktas, kuris leidžia fotografuoti tam tikrų išlaikymų, ir objektyvas, per kurį patenka vaizdas. Mes esame visi pratę matyti populiariausias kameras, tai yra mažo formato. Dvi fotoaparatų kategorijos, jos vyravo nuo pat fotoaparato galbūt evoliucijos, sakykime, pradžios, tai yra prieš 100 metų viena iš, ar pavadinsi mama ar tėvas, tai Leikos gamintojas, kuris išrado pirmąjį mažo formato, parodysiu, kaip tas mažas formatas atrodo, tai 24-36 mm, tai maždaug tokio dydžio langas, ir kitoje pusėje būdavo įdedama šviesiai jautri medžiaga. Jeigu pradėti juos klasifikuoti, tos fotoaparatus, tai reiktų galbūt pradėti nuo dar ankstesnės istorijos, nuo didelio formato kameros, kai dar nebuvo. Tai laikas siektų 100 metų ir atgal, ar ne? Tai buvo didelio formato kameros, pačios didžiausios šiuo metu aš neturiu, tai būdavo netgi 24, 30, 40 dydžio stiklinės plokštelės, ir būdavo įmontuojama viena tik tai medžiaga, tai yra viena stiklo plokštelė, todėl fotografavimas būdavo labai atsakingas ir išlaikymas būdavo, aišku, labai ilgas, todėl to žmonės tekdavo kartais net ir prisukti prie kėdės. Būdavo ekspozicijos, pusę valandos ekspozicija, valandą laiko reikėdavo prasidėti, tarkim, ir po to jis trumpėjo. Bet jau čia technologiniai procesai, kai pradėjo tobulėti, tada atsirado trumpesni išlaikymai. Kas galioja šiandien ir suveskim su istorija. Šiai dienai taip pat gaminamos yra didelio formato kameros, jų nėra daug, tarp jų galima būtų galbūt paminėti iš didelių formatų, sakyčiau, kelis tik tai gamintojus, kurie šiuo laiku yra dar gaminami tie fotoaparatai. Tai didelio formato, tai aš jau vadinu ne 18-24, o kadras būtų, tarkim, tai būtų vidutinis formatas. Didelio formato buvo visi formatai vadinami iki vidutinio formato. Vidutinis formatas buvo apribojamas 6 cm pločio juostelė. Tokia dėdavosi kasetė, ant tos kasetės vyniodavosi fotojuostelė ir būdavo jinai eksponuojama. Tokių fotoaparatų jūs rasite dar galbūt ir pas tėvus, tai būdavo rusiški fotoaparatai ir Kijevas, ir Saliutas būdavo, vokiškas fotoaparatas Akfa, pats galbūt prabangiausias, tai yra Hasselblad firmos gaminys. Mamiya. Mamiya japonų. Taip, Mamiya japonų. Buvo ir Pentaxas tokio formato, buvo. Šiuo metu išlikę tik tie du galbūt lyderiai, Leica su Hasselbladu. Ir ten yra ta tokia Face On, ta prasme, jau skaitmeniniai gamintojai perpirkė Mamiya, sakykime, apsijungia Lipa kompanija. Tai va, tai dabar jeigu imti nuo didelio formato, eitumėm į vidutinio formato. Noriu šitai vietai sustoti dėl ko.
dėl to, kad vidutinio formato kamerai vidutinio formato sensorius yra gaminamas. Irgi taip pat. Ir Hasselblad, ir Leica gamina didelio formato sensorių. Mūsų visų trokštamas formatas yra, mes vadinam, pilno kadro. Pilno kadro, tai yra profesionalūs fotoaparatai mažam formate. Čia 36 mm. Turi 36 mm, tai kadro dydis, aš taip paėmiausi rėmelį, kad jūs matytumėt, 24 būtų plotis, 36 mm ilgis. Pilnas sensorius, pilno kadro sensorius, ar nebus skaitmeninių fotos. Ir tai atraminis standartas, nuo kurio paskui visi kiti standartai skaičiuojasi. Taip, tas standartas, kiekvienas gamintojas yra pasirinkęs skirtingus standartus. Kadangi sensorius, aišku, įtakoja sensorių dydis labai kainą, tai po to tas sensorius buvo, sakykime, siekiama nuo mažo sensoriaus, tiksliau, pereiti prie kuo didesnio sensoriaus. Atvirkštinė tvarka, nes didelį sensorių pagaminti pakankamai buvo problematiška ir jisai buvo labai brangus. Pilnas kadras su 24-36 mm, sekantis kadras būdavo pusinis kadras, tai būdavo fotoaparatai skirti mėgėjams, jie būdavo visiškai kompaktiški fotoaparatai. Ir dar mažesnis kino juosta, 16 mm kino juostai būdavo toksai fotoaparatas. Jisai būdavo skirtas netgi pramoniniam špionažui, kadangi jis dėl savo dydžio. Sensorių dydžiai. Dabar sensorių dydžius, kai mes pereisim prie skaitmeninių fotoaparatų, aš jums lygiai taip pat parodysiu tą pačią klasifikaciją. Mini kameros, kamera tolimatinė, veidrodinė kamera, kuri naudoja būtent pilną formatą, 24-36, jeigu mes susitarsim, kad čia yra pilnas formatas. Nes kitas fotografas, senas fotografas, kur sakys, galbūt mano pilnas formatas yra 6x6, taip kad tas pilnas formatas lygiai toksai sąlyginis yra pavadinimas. Rezumuoti nuo mikroformato, mažo formato, mikroformato, pusinio formato, mažo formato, vidutinio formato ir didelio formato, tai tie fotoaparatai anksčiau taip ir būdavo skirstomi. Didelio formato kameros tai būdavo net ir visos dumplinės, vidutinio formato kameros jau jos būdavo kompaktiškesnės, mažas formatas, veidrodinis ir mažas formatas tolimatinis fotoaparatas, pusinis kadras, pusinis formatas ir mikroformatas. Tai taip galima būtų jas įskirstyti analoginius visus fotoaparatus. Tai ką, tuo baigėme tokį istorinį rakursą.